Tai čia žemės drebėjimo rezultatas, kurį jūs pamatėte savo akimis. Nuostolis, tarkim, toksai. Taip. Jisai, kai vertėsi ugnikalnis prieš tai, iš vakaro buvo pilnas, o ryte buvo tuščias. Jisai nuo tos ugnikalnio vibracijos, žemės drebėjimų, tai suskilo. Tai tiesiog reikėjo išbetonuoti iš naujo tą pagrindą. Taip. Ir mes dar po to laiko dar gal 4 kartus tvarkėm, nes tos vibracijos vis tiek jos jautėsi. Tai Jogaitės ugnikalnio išsiveržimas sukėlė precedento neturinčią žalą. Tai buvo didžiausias, ilgiausias ir pats katastrofiškiausias išsiveržimas salos rašytinėje istorijoje. Išmatuota maksimali lavos srautų temperatūra siekia 1140 laipsnių. Galite įsivaizduoti, koks tai buvo pragaras, kuris negailestingai degino aplinkinius namus, medžius ir viskas, kas pasitaikė to srauto kelyje, virto degėsiais, viskas katastrofiškai žlugo. Kai kurie žmonės paliko namus prieš privalomąją evakuaciją, o kiti buvo evakuoti jau prasidėjus ugnikalniui. Turėjo skubiai palikti savo namus, ne? Taip, operatyviai, su policija, greituoju būdu, toks truputėlį, pakankamai dramatiškai buvo. Žmogui duoda palydą, policiją, gaisrininką, užeis į namus, turėsi 5 minutės. Žmogus per tas 5 minutės, 4 minutės galvoja, ką jam išnešti. Jis nežino, į kur mestis, kur dokumentus. Aišku, laimėjo tie, kas turėjo draudimą ir kas išsinešė dokumentus. Namų dokumentus, nes visam tam procesui reikėjo. Kas spėjo, bet laiko iš tiesų nebuvo tokio, kad jūs šiandien važiuokite ramiai, ne. Tikrai tai buvo 5 minutės, 10 minučių, tai čia pavojus, čia pavojinga, čia toks labai, labai drastiškos priemonės. Tos gelbėjimo priemonės, aš manau, padarė daugiau žalos negu tas ugnikalnis kai kuriems dalykams. Aišku, nesakau, kad jos nereikalingos, gyvybė yra svarbesnė, bet tai realiai visi asmeniniai daiktai ir kompiuteriai, ir šaldytuvai, visa buitinė įranga. Mašinos, motociklai. Viskas liko tenais. Taip. Ir viskas buvo užlieta, užpilta ir užkrito ir pražuvo. Taip, kai kurie galima buvo žiūrėti, transliavo nuolat tą ugnikalnio procesą, kaip ta lava prislenka prie namo, ten kaip dega, vis tiek nuo karščio, taigi ten temperatūra jau ten virš 1000 laipsnių, kaip tiesiog tirpsta viskas. Maždaug prieš 3 metus čia dar gyveno žmonės. Jie čia dainavo, juokėsi, bendravo, mylėjosi, valgė pusryčius, sapnuodavo, svajodavo. Ir staiga teko evakuotis ir namai buvo sugriauti. Geriau, kai išsiveržia ugnikalnis, kur yra gamta, medžiai, kur nėra namų. Bet kai išsiveržia gyvenvietei, tai visada yra šokas. Jeigu pasižiūrėt ten, kur lava tekėjo, kad nusinešė keletą gyvenviečių, nusinešė kapines, mokyklą, bažnyčią ir tas toksai fatalizmo detalė iš tiesų jinai yra. Vis tiek esame žmonės ir tai, ką užgyvename per gyvenimą, mums yra svarbu ir emociškai žmonės sunkiai jautėsi. Ten buvo tikrai griežtai, ispanų tiek policija, tiek Guardia Civil buvo griežtai aptvėrę perimetrą. Visi keliai buvo tiesiog uždaryti ir stovėjo policijos pareigūnai. Ir vienintelis būdas, jeigu tu norėjai patekti prie ugnikalnio, turėjai tą daryti ne per užkardas, ar ne? Ir tokių, aišku, buvo smalsuolių, kurie lipo ir per tvaras ir žygiavo per jau evakuotas zonas ir pasakojo, kad žygiuojant per evakuotas zonas toks labai keistas jausmas, nes žmonių nėra, bet žmonės palikė namie šviesas, nes jie bijojo, kad tuo naudojasi vagis, ar ne? Kai žmonės buvo evakuoti, teko girdėti istorijų, kad tuo metu darbavosi vagis, kurie vogė jau
evakuotus namus. Tai daug šviesų buvo palikta namie ir policijos pareigūnai patruliavo evakuotose zonose, kur buvo saugu. Na taip, nežinau, kokios tautybės ten žmonės, kas tie žmonės, kiek jų ten buvo, bet tiesiog buvo istorijų, kad vagis pasinaudoja šią nelaimingą situaciją ir buvo keletą vagysčių. Gyvūnams buvo irgi suteikta galimybė, gaisrininkai, gelbėtojai, operacijos gyvūnų gelbėjimo, tokios tikrai buvo. Teko net girdėti tokį faktą, kad su dronu buvo nuleidžiamas maistas į jau lavos apsuptas teritorijas, kad gyvūnus pamaitinti. Tai teko tokį faktą skaityti. Lavos buvo tiek daug, kad jį užpylė visą šitą kiemą, perkopė turėklus ir, kaip matome, virš turėklų čia varvėjo, lašėjo ir krito gabalais žemyn. Ir čia mes matome, kaip atrodo sustingusi, sustabdyta laiko akimirka, tuo metu, kai ji atvėso ir sukietėjo. Bet ši lava nebuvo labai skysta, nes mes matome, kad ji nepratekėjo pro šitą ertmę, o gražiai atvėso, sustingo ir turime tokį rutuliuką. Žmonės pasakojo, kai mes žinom, kad ateis iki mūsų namų lava, buvo tokia žvėriška įtampa, atrodo gyvenimas prabėga kaip koks filmas, va čia padarėm remontą, ten nauja virtuvė, o va ten tas buvo, kaip sakot, atsiminimai, ten viso gyvenimo kažkas, bet sako, tuo metu, kai lava jau pasiglemžė, atrodo toks kažkoks tai išsilaisvinimas nuo visko įvyko. Sako, viskas nebepergyvenom. Va toks įdomus tas žmogaus buvo reakcija į tas, labai skirtinga. Paskraidžiau su dronu, tai įspūdis yra wow. Tiesiog sunku patikėti, kad vienas kitas namas išlindęs, o visur kitur juodos uolienos, vulkaninės, viską palaidojo, sunaikino. Tai vaizdai tikrai katastrofiški. Žmogui, kai tu matai, kaip sakant, kai žuva viskas tavo akyse ir niekas padėti negali, nei tu pats ką nors padaryti, aišku, beviltiškumo jausmas sukelia daug streso, be abejo žmonės ir verkia ir visa kita, ką padarysi, čia jau yra neišvengiama tokia dalis ir viskas. Taip, aišku, blogai, labai blogai, liūdna, aišku, tai yra. Ir žmonės, ir sako, ir tėvai mano visą amžių dirbo, tą sklypą nusipirko ir pasistatė, o dabar va viskas. Akise žiūri ir kad tau sunaikina viską. Girdit, kieta. O čia yra pelenų sluoksnis. Pažiūrėkite. Ir tas pelenų sluoksnis panašu, kad yra pakankamai gilus. Tai matyt, ta lava tekėjo kažkur į tą pusę pirmiausia, o čia krito snigo pelenais ir lapilėmis, o po to situacija pasikeitė ir čia atėjo pakankamai rimtas lavos sluoksnis, matom, čia jos privaryta virš metro ir ant tų pelenų ta lava ir tekėjo. Galime mintimis išreikšti užuojautą nukentėjusiems, netekusiems namų. Žinau, kad žuvo tik vienas žmogus, vyriškis, kuris grįžo, nors jis jau buvo evakuotas, teko girdėti istoriją, kad jis grįžo į savo namus. Kada ugnikalnis aprimdavo, buvo leidžiama grįžti į namus, nusivalyti namų stogus nuo pelenų. Nes jie yra labai sunkus kaip akmuo, taigi sugriaus namus nuo to svorio. Ir kaip tik tuo metu į tą pašiūrę ėjo tas vyriškis ir jis įgriuvo. Ir jis stipriai sužeidė ir vis tiek nuo patirtų traumų jisai ligoninėje vis tiek mirė. Tai faktiškai yra skaičiuojama, kad viena auka susijusi su užsiveržimu yra, bet tik viena. Tikriausiai visiems kilo klausimas, kodėl šis regionas yra toks vulkaniškai aktyvus? Kuo ši vieta ypatinga? Kodėl čia veržiasi ugnikalniai?
Iš tiesų, La Palmos ir visos kitos Kanarų salos yra ant Afrikos tektoninės plokštės. Tačiau čia arti nėra tektoninių plokščių susidūrimo ar skirimosi vietų. Vulkanizmą čia lemia vadinamasis karštasis Kanarų taškas. Tai yra iš žemės gelmių pakilęs karštos mantijos srautas, kuris kaitina žemės plutą, ją lydo. Čia susidaro didelis kiekis magmos, kuri galiausiai kyla aukštyn, prasiveržia ir šauna fontanais pro La Palmos ugnikalnius. Maždaug prieš 4 milijonus metų vandenyno dugne iškilo ugnikalnis ir su vis naujais išsiveržimais galiausiai iškilo ir susiformavo La Palmos sala. Einu namo palei bananų plantacijas. Štai čia iš šitos pusės bananai, ten toliau ir ugnikalnis yra. Čia irgi bananai auga. Tai va, bananų pasaulis. O po kojomis vulkaniniai pelenai. Štai mano 6. kambariukas, o čia iš vulkaninių uolienų pastatyta siena, o viršuje bananų plantacija. Visur bananai. Štai toks naujas kambariukas, o dabar eisiu montuoti medžiagą. Iki greito.